Sveiki! Darau šį trumpą video, todėl kad manau, kad daugybei Lietuvos žmonių, taip pat ir mums, kyla daugybė dabar klausimų, iš kur ateina tokios didžiulės elektros sąskaitos. Atrodo, tavęs nėra, išvažiuoji į kaimą, elektros prietaisai neveikia, nejungi viryklės, nejungi orkaitės, jeigu oras ir kitų prietaisų, tačiau mėnesio gale elektros sąskaitos tikrai ateina didžiulės. Galite kiti sakyti, kad viską mes čia žinome, taip toliau, tai jūs žinokite toliau, aš darau šį video tiems, kas nežino galbūt, arba kažkam galbūt bus įdomu, nes mums tai yra atradimas. Taigi, mes jau keli mėnesį kovojam su elektros sąskaitom, pakeitėm boilerį iš didelio į mažesnį, pasikvietėm elektriką, patikrinom, ar nėra kažkokių tai elektros iškrovų, ar kažkur tai gal kabelis prakirstas, žodžiu, nieko nėra, jis patvirtino, pakeitėm laidus į naujus, taip toliau. Po to skambinam į elektros kompaniją savo, aiškinamės, kodėl taip toliau, išvežė patikrai mūsų skaitliuką, ko pasiekoje, pasakėt, jis veikia gerai. Tai nusipirkome mes patys šį prietaisą ir pradėjom žaisti su juo. Po ilgų visokiausių skaičiavimų ir taip toliau. Mes netgi turime namuose pajungę tokį skaitliuką, kuris irgi taip pat tai prie šaldytuvo pajungiam, tai prie oras prietaiso, tai pajungiam prie šaldytuvo, prie skalbimo mašinos. Mes jau nebežinome, ką daryti, kadangi sąskaitos didžiulės. Sausio mėnesį atėjo virš 300 eurų ir mes, žodžiu, likom tikrai, mes stipriai likom priblokšti. Tai yra paskutinis mūsų toks eksperimentas ir labai rekomenduoju visiems, kad tikrai aš dabar tą patvirtinsiu, kad reikia išvažiuojant arba nenaudojant kažko, tai reikia viską išjungti iš elektros lizdo, todėl kad dabar man filmuojant yra viskas išjungta. Boileris tik yra pačioj pajungtas ir šaldytuvas vienas. O visa kita yra atjungta. Dabar aš po vieną jums įjungsiu ir mes pasižiūrėsime, kaip keisis skaičiai čia. Dabar aš einu į vidų ir aš pirmiausia įjungsiu orkaitę ir grįšiu čia. Taigi mes pajungėme mes pajungėme viryklę ir šaldytuvą. Čia iš vieno eina saugiklio ir mes dabar grįžtame atgal. Štai. Skaičiai kardinaliai keičiasi. Šaldytuvas, jis pradėjo veikti taip, bet viryklė jį neveikia. O štai yra tokie skaičiai. Šaldytuvas atvėsti tikrai nespėjo per kelias minutės. Matome, kaip keičiasi skaičiai. Dabar einame įjungti oras. Tiesiog budėjimo režime. Mes jo nejungsime, tiesiog jungsime į rozetę. Taip, mes matome, kad oras yra išjungtas. Ir mes dabar įdėkime į lizdą budėjimo režime. Štai. Tiesiog įjungime ir grįžtame pasižiūrėti skaičius. Štai. Skaičiai pakilo dar labiau. Tai viskas yra budėjimo režime, suprantat? Taigi, šie skaičiai ką rodo? Tai yra 200 vatų prisukoma tiesiog miego režime, tiesiog budėjimo režime. Tai yra valandai 200 vatų. Parai tai yra 4 kažkur su pusę kilovato. Parai. Tai skaičiuokime, mes turime 30 dienų. 4,5 kilovato padauginkime iš 30 dienų. Taigi, mėnesių tai gaunasi 100 kažkur 50, grubiai 140 kažkur tai kilovatų. Tiesiog elektros, kuri yra niekur nenaudojama. Naudoja gal tik šaldytuvas. Visa kita viryklė, budėjimo režime, jinai nieko nenaudoja, mums jos nereikia. Po to visi kiti elektriniai prietaisai, žodžiu, viską išjungkite iš rozečių, jeigu jūs kažko tai nenaudojate. Nes tai mėnesiui, aš paskaičiuosiu, kiek čia maždaug gaunasi, jeigu po 22 centus, leiskim. Tai gausis maždaug apie 30 eurų. Jeigu jūs turite daugiau elektrinių prietaisų namuose, kaip oras, kaip turime mes ir taip toliau,
Taip kad, brangieji, išvažiuojate, nesinaudojate